Dieną naktį prie lango. Taip reikia. Darbe buvai? Apsižiūrėjau ir grįžau. Kada tas baigsis? Kas tas? Stovėjimas prie lango. Kažką mums sakei? Kad pas psichologą važiuoju. Gerai. Jis turės reikalų, ten Sofija grįžo. Užsiėmęs bus. Kaip suprast? Dėl brolio aiškinasi. Draugų pažįstamų ratas, su kuo bendravo. Tipo, kas užvertė. Nieko ten neišeis. Daug laiko praėjo. Nu jo, bet nepasakysiu, kad baigit žaisti. Ja, tegul žaidžia. Kelintą atvažiuoja. Už poros valandų. Nu tai spėsim parodą padaryti, važiuojam. Važiuojam. Atvažiavo. Pakvieskit čia. O tu mums netrukdyk. Sveikas. Labas. Žiūrėk. Duok striukę pakabinti. Laukia. Sėsk. Kaip Rolando, Mandžio reikalai. Niekaip. Skambinau, telefonas išjungtas. Parašiau SMS-ą. Nieko neatrašė. Parodyk. Ką? SMS-us parodyk. Atsitiko kažkas? Papasakosiu vėliau, parodyk. Palauk, atrakinsiu. Jis grįžo. Ne, negali būti. Aš pietavau Žemaičio ąsotį. Pavalgiau anksčiau prie mašinos. Žiūriu, padangą nuleistą. Atsisuku, šaudo. Paskui dingo. Blin. Dabar mes žinom, ko jis iš tikrųjų nori. Jo. Čia netikėta. Trečias kartas nemeluos. Mes pirmie turim žengti žingsnį.
Susitiksim. Pakalbėsit, išgersit. Baimsi šitą. Ir įpilsi. Ir viskas. Ne, aš su juo pakalbėsiu. Jokių. Vis tiek darys savo. Darys savo. Aš negaliu. Susto širdis. Ir viskas, jokia teismo ekspertizė neįrodys, kad nuščiau. Ir viskas. Klausyk. Rolas nėra durnas. Su juo galima susitarti. Rolas yra kaip pasiutęs šuo, kuriam reikia kraujo. Richardai, man reikia tavo paslaugos. Aš skolingas neliksiu. Kitaip aš turėsiu jį pasodinti. Neaišku, ar suspėsiu. Nu, jeigu jis laksto kaip durnius, kito varianto nėra. Išeitis visada yra. Šarkys mums daug naudingesnis negu tas asilas. Čia ne mano karas. Bet o man Rolas nieko nepadarė. Tu Šarkio nesupratai. Turi rinktis jis arba Rolas. Ne, nu tu pavarai. Rimtai stebini mane. Nu tai kad čia aišku kaip diena. Paimi supilį ir viena problema mažiau. Nei jis tau draugas, nei ką. Jis man kaip brolis. Brolis. Negaruo gal gerai. Jis nesitarė su tavim. Daro, ką nori, tu jam nulis esi. Brolis. Man reikia pasitart. Su kuo? Su Šramu. Kam tam žinot? Jis tai jau tikrai niekam nesakys. Bet to ir šiaip reikia su juo pasikalbėti dėl pirkėjo. Tavo vietai tyliai tiesiog paimčiau ir supilčiau. Sveika, Šramai. Kur esi? Reikia susitikti. Kiek vieną dieną. Naujas video. Prenumerok D. Po karo Korėjoje amerikonai suprato, kad pagrindiniam jų ginklui trūksta galingumo. Tai tada padarė M14, bet irgi buvo ne tas. Tada toksai konstruktorius Stoneris padarė AR-14 ir AR-15. Tai pagrindinė fiška, kad aliuminis korpusas, tai ginklas iš karto tapo ir lengvesnis, ir taiklesnis, gali šaudyti ir automatiniu režimu, ir sprogimo. Kaip suprasti sprogimo? Kelios kulkos iš karto eina vienu metu. O lietuviai pasinarstė, išsiardė, pasistudijavo ir padarė savo versiją. Tai čia tipo lietuviškas ginklas? Taip, detalės importuojamos, surenkam šičia Lietuvoje. Detalės iš Kinijos. Kai kurios ir iš Kinijos, nu matai, ne visi prekybiniai ryšiai su Kinija nutrūko. Tai koks čia lietuviškas ginklas, jeigu ne vienos lietuviškos detalės nėra? Koks? Toks. Numeriai įmušami čia, vadinasi registruojamas čia. Kilmė šalis, Lietuva, kas neaišku. Atvažiavom. Įleisk. Žiūrėk. Eina.
Rodyk. Glock 17, 5 kartos, 17 šūvių, 9 kalibras. Glock 19 viskas tas pats, tik tais kompaktiškesnė versija. 34 neturit? Mokės 600 gausim. Bereta. Žinau. O šitą? Koltas. Taip, 45 kalibras. Klasika. Kiek turi? Apie 100. 117. Imsim. Visus. Automatai kur? Gerai. Juoda Audi. Parašiau. O visada su ją atvažiuodavo? O, jo. Taip, hakiai, tikslinam toliau. Fama. Kas čia pirmų humoras? Foma. Okay. Foma. Bet aš jo nemačius. Jie tik telefonu kalbėdavosi. Aš vis girdėdavau, kad Foma kažką. O apie ką? Nelabai klausydavausi, bet miglotai aptakiai kažką. Taip ir rašyk. Ką? Kad kalbėdavosi tik telefonu, aptakiai, miglotai. Gerai. O numeriuką žinai? Viskas? Viskas? Aha, hakiai, užteks. Tai galiu eiti? Kurgi čia? Į miestą? Ja? A tu ne per daug laiko praleidai mieste? O tai ką man veikti? Labas, atvažiavom. Kaip ką? Namuose dirbt, virt, valgyt daryt? O Jurijus ir pats viską pasidaro. Net šaltieną. Ai, su česnačiuku. Skaniai. O! Hei! Čia pas mane. Pažiūrėk. Susipažinkit, Sofačka. Čia Ferdinandas, labai garsus verslininkas ir spekuliantas. Girdėjau. Malonu. Ja, Tai ką, tai viskas. Išeini jau? Reikalai? Tai ate. Ate. Jurgos dukra. Tai ką? Gal arbatėlės gruziniškos, ar skubi? Prisėdam. Davai, prie baro. Galim prisėsti. M16 per ilgas, o šitas pats tas artimai per estrėlkiai. Kiek turi? 90. Kaina kokia? Štuka. Brangu. Nu pala. Lazeris. Beta magazinas, 100 šovinių. Dusliara. O dusleras nėra, bet galima dasipirkti. O paskaičiavot kiek? Gerai. Pinigai bus po valandos. Gerai, bus pinigai, bus tavaras. Pasimatysim. Gerai, skambink Markiai. Pasakyk, kad už valandos judėjimas, dylas įvyko. Tai dabar pas Jurką gyveni? Noriu. Ta prasme, įsitikint, žinai, kad nulipo visiškai nuo adatos. Kaip sakusi, jei gelbėjai žmogų, įsitikink, kad išgelbėjai. Na ja. Pirkėjas tyli?
Kad tu, eina dvižuha tokia piesnia. Aiškia, rodo sausainiukus, renka pinigiukus ir tik ir klausia, ar tema atidaryta. Nu. Ką? Iškepėt saliamiai. Taip. Kardinalikai. Majets. Kiek? Vėl apie 100 kilų. Liuks. Bet dabar dar džiūsta. Paskui pasversim, bus aišku tiksliau kiek. Bet ne apie tai yra problema. Kokia? Iš arki vėl šaudė. Jo. Jo, PRST. Kas? Bet tik tarp mūsų. Be bazaro. Rolas. Rolikas, bolikas? Už ką? Turi vieną seniai grojantį konfliktą. Nifiga себе, grajus, jei mentą nori nukalt. Pataikė? Nepataikė. Laksto visas sveikas gyvas. Rolas parskrido todėl, kad aš jo paprašiau. Norėjau juos sutaikyti, kad viskas būtų gerai. O jis nusileido Vilniui. Nieko man neskambino, nieko nesakęs, pradėjo medžiot šarkį. Pridurkas. Nu tu įsivaizduoji, kas bus, jei jis pašaus šarkį. Blin, tokia blava prasidės. Ir visų, kas su tuo pridurku, rolikų bolikų, turėjau ryšių. Tai dėl to aš ir čia. Ką daryti? Džiuvėsios, džiovint. Suras, blin, boliką ir kuo greičiau. O suradus ką daryti? Atiduot šarkiui. Taip, atiduot, blin. Ir tegul jie ten tarpusavį ir įsiaiškina. Neįsiaiškins. Pasodins Rolą. O tada ir aš galiu užlėkti. O pakūrim. Tai turėjot nešvarių dėliškų? Ir labai rimtų. Tai va, kodėl tave šarkis už konkolų laiko. Ir tu jam gydymą apmokė. Nežino nieko šarkis. O gal tau nesako? Nežino šarkis nieko. Jis mums šiaip naudingas yra. Ne apie tai dabar, ką su Rolu daryti. Nu, tada tegul susimoka. Kam? Škam, šarkiui aišku. Tipo, pastrapaliojau, pašaudžiau, nepataikiau, labai atsiprašau, daugiau taip nedaryčiau. Ir 100 gabaliukų ant staliukų. Op, šiuo, nu, bet tik prie liudininkų, kad šarkis po to nesakytų. Nieko nežinau, nieko nemačiau, jis mėgsta. Jo, apie tai aš nepagalvojau. O, tik aišku, reikia kuo greičiau surast Roliką boliką, blin. Vat, gyvenimas prasidėjo. Visur pilna kraujo. Gatvėse. Visur. Man reikės tavo pagalbos. Hakei? Kokios? Kikvina Dino. Naujas Video. Prenumerok D.